Būsime atviri nuo pradžių. Šis video skirtas tiem, kuriam reikia gero sprendimo, o ne pigaus. Tai yra valdoma kamera iš Dahue, kuri turi dvi kameras. Viena viršui fiksuota arba dvi viršui fiksuota ir apačia yra valdoma kamera skirta dirbti į didelės distancijas. Kartais klientams nereikia daug turėti kamerų, užtenka vienos geros, kuris stebės galbūt statybos, aikštelė, ūkį, laukus ir panašiai. Taip, kad gaminam kartais tokias dėžes, į kurią dedam likusią įrangą. Čia yra maitinimas, čia yra teltonikos routeris, tad dedam SIM kortelę ir turime iškart tokį mobilų sprendimą jums paruoštą. Jūs galite įsigyti tokią ar tokią kamerą, patys prisisukat, mes padėsim jums susikonfigūruoti ir susiprogramuoti sistemą ir turite jau gerą stebėseną savo teritorijai. Kartais naudojam dėžes didesnės. Kodėl? Jeigu ateis vagis ir išjungs elektrą, mūsų kamera užgesta. Čia galime mes atjungti elektrą ir viskas veiks toliau. Todėl, kad mes dedam į jį elektros šaltinį. Štai, dabar jau pypia, nes neteko elektros, bet sistema toliau dirbs iš savo rezervo. Teltonikos routeris taip pat, taip kad gaunat tokį paruoštuką iš mūsų, kabinat ant savo stulpo, pastato ar kur tik patogu ir turite puikią stebėseną tiek plačiai dviem kamerom ir apačia viena stipri kamera skirta į tolumą, arba viena kamera viršuje ir sekanti dirba į distancijas tolimesnės. Taip kad jeigu reikia gerų sprendimų, o ne pigiausių, tikrai padėsim.